Sveikinu, draugai. Kai aš sužinau šią istoriją, tai tikrai mane labai nustebino. Medžiaga, substancija, apie kurią kalbėsime, turbūt yra vienas svarbiausių dalykų nutikusių žmonijai per visą jos gyvavimo laikotarpį. Už daugelį dalykų dabar, gerų ir blogų, bet gal vis dėlto daugiau gerų nei blogų, turėtume būti dėkingi būtent jai. Tad apie tai, kaip žmonės ją atrado, išrado ir kokias globalias, istorinės, visos Žemės planetos masto pasekmes visą tai turėjo, papasakosiu šioje laidoje. Kažkada seniai, o gal ne taip ir seniai, vienoje senovės istorijos laidoje pasakojo apie tai, kaip žmonės išmoko išgauti, pasigaminti ir įsisavino metalus. Metalo įsisavinimas taip pat suteikė didelį postūmį žmonijos progresui. Kas nematė, laidą galite pažiūrėti. Nuorodą paliksiu aprašyme apačioje. Bet jei trumpai, tai anksčiausiai žmogaus atrastas metalas buvo varis, kaip vario ruda. Senoviniai žmonės, kad išsaugoti ugnį, laužų beveik niekada negesindavo. Laužai degdavo kartais savaitėmis ar net mėnesiais. Ir štai galėjo taip nutikti, kad laužas buvo uždegtas ant molio, paviršiaus su tam tikromis priemaišomis. Pavyzdžiui, vario. Degant laužai žmonės pastebėjo, kad vario ruda lydosi ir tampa skista, o atšalus pasidaro kieta, ką galima puikiai panaudoti liejant norimus daiktus, įrankius, ginklus ir taip toliau. Su medžiaga, apie kurią šiandien kalbame, viskas daug sudėtingiau. Apie jos atsiradimą net nedrįstu sakyti kažką panašaus, kaip apie metalo atsiradimą, nes čia tai iš viso visai kitas lygis. Kaip žmogus galėjo iki to dasigalvoti, dasimastyti, kad ją tokią sukurti. Visgi pradėsim, žiūrim toliau, nes bus įdomu. Ir galbūt kiek netikėta. Taigi, mes kalbėsim apie salietrą. Tai yra toji medžiaga. 2 kartus pakeitusi pasaulį yra salietra. Pakalbėsime apie salietros gamybą ir apie tai, kodėl mums tokia svarbi. Nors galbūt atrodo, kad daugumai iš mūsų tiesiogiai su ja kaip ir nesusidurėme. Na, bet apie viską nuo pradžių. Ir pirmas dalykas, pakeitęs mūsų pasaulį, tiksliau karybą, tai parakas. Taip, pirmasis juodasis dūminis parakas yra gaminamas iš salietros. Aišku, ne vien iš šios, bet salietra yra pats svarbiausias ingredientas. Geriausios sudėties ir proporcijų juodasis parakas, kurias prieš keletą šimtų metų praktinių eksperimentų būdu nustatė žmonės, tai yra net 3/4 jo tūrio sudaro salietra. Todėl galime teigti, kad paraką praktiškai sudaro salietra, į kurią pridėta akmens anglies, na ir sieros, o ne atvirkščiai, kad akmens anglį pridėta salietros. Salietra yra svarbi. Jie yra svarbiausia ne vien dėl to, kad tai yra 3/4 parako, o dar ir dėl to, kad salietrą buvo labai sudėtinga gauti. Taigi, 3/4 parako yra salietra. Ką jie ten daro? Parakas, kaip žinote, tai yra kietoji sprogstamoji medžiaga. Jei taip žiūrint griežtai moksliškai, tai parakas sprogsta nedetonuodamas, o sparčiai degdamas. Nėra detonacinės bangos. Parako miltelė dega labai greitai, žmogaus suvokimu. Bet tos kelios milisekundės, kol vamzdėje esantis parakas sudega ir iššauna šovinį, mums tai atrodo kaip sprogimas. Nors iš tikro, tai savaime aišku tik greitas degimas. Taigi, kaip yra įmanoma padaryti, kad kietasis kuras anglis, tai yra gryna akmens anglis, kuris yra labai geras, daug šilumos išskiriantis kuras, sudegtų akimirksniu ir šovinys ar sviedinys iššautų? Atsakymas aiškus. Reikia padaryti kuro sąlyčio su oksidatoriumi plotą kuo didesnį, kad oksidacija, tai yra degimas, vyktų kuo efektyviau ir kuo greičiau visas kuras sudegtų. Natūralus mūsų supantis oksidatorius yra deguonis, esantis ore, kurį visi mes kvėpuojame. Pavyzdžiui, jei turime medžio anglies gabalėlį, skirtą kepti šašlykus ar tai kepsnius keptinėje ir natūralų oksidatorių, tai yra mūsų aplink supantį orą, tai degant medžio anglies gabalėlį su oksidatoriu liesis tik ploniausias paviršinis sluoksnis. Reakcija vyks tik jame. Todėl savaime aišku, kad kol kuras degs sluoksnis po sluoksnio, mikronas po mikrono, molekulė po molekulės, tai užims tam tikrą žymų laiko tarpą. Ką daryti? Kaip pagreitinti oksidacijos, tai yra degimo procesą? Logiškas sprendimas – maksimaliai padidinti to medžio anglies gabaliuko sąlyčio su oru plotą. Kaip tai padaroma? O tai padaroma susmulkinus gabaliuką į smulkiausias daleles, praktiškai medžio anglies dulkes.
Tos dulkės išpurškiame ore ir iš jų sukuriame tokią smulkių dalelių dulkių suspensiją, kurias iš visų pusių supa oro molekulės. O oras, kaip žinote, dujų mišinys. Jame esančios deguonio molekulės tik ir laukia, su ko galėtų susioksiduoti. Tai yra oksiduoti kuro molekulės. Ar visa ta suspensija gali sprogti? Taip gali. Tikrai ne kartą ir ne du yra buvę anglies dulkių sprogimų. Taip pat net ir cukraus dulkių sprogimų. Su labai rimtomis pasiekmėmis. Sprogsta tada, kada nereikia. O tai kaip padaryti, kad sprogtų tik tada, kada reikia? Kaip kontroliuoti sprogimą? Iš karto pasakysiu, kad šią kontroliuojamą sprogimo užduotį pasitelkus teisingas parako ingredientų proporcijas, teisingas sudedamąsias dalis ir teisingą sprogimo inicijavimą pilnai sprendėme tik 20-ame amžiuje. Akivaizdu, kad tai ne viduramžių lygio dalykas. Todėl idėja apie kontroliuojamą anglies dulkių ir oro mišinio sprogimą ir dar patrankos vamzdyje buvo neįgyvendinama ir neturėjo praktinio pritaikymo. Todėl reikėjo pasirinkti kitą kelią. Ir čia iš karto priėjome iki pirmosios mislės. Kaip viduramžių laikų žmonės sugebėjo išmąstyti ir prieiti iki tokio elegantiško sprendimo, kad sumaišyti kurą, tai yra anglies dulkės, su taip pat dulkių pavidalo kietuoju oksidatoriumi. Iš kur jie galėjo tai sugalvoti? Kaip? Ir tai dar ne viskas. Pagrindinis klausimas, iš kur jie gavo oksidatorių. Ir štai kurioje vietoje atsiranda jos didenybė salietra. Kas yra salietra? Salietra tai visa grupė cheminių elementų. Tai nitratai. Nitratai tai paprastai šarminiai metalai, kitaip sakant, azoto rūgšties druskos. Jei tai kalio nitratas, tai vadinama kalio salietra arba kalio nitritų. Jei tai natrio, tai bus natrio nitritas. Jei kalcio, tai bus kalcio salietra. Dar gali būti ir amonio salietra. Visose šiuose salietrose tiesiog yra daug deguonies atomų. Jų yra tiesiog labai daug. Todėl tai geras oksidatorius. Tikrai stebina, iš kur žmonės seniais laikais visą tą galėjo žinoti. Na, o mes žinome, pasitelkus visažinį internetą, kad, pavyzdžiui, kalio nitratas pradeda irti jau 338 laipsnių temperatūroje, kas yra labai nedaug. Net paprasčiausias degtukas dega didesnėje kaitroje, dvigubai didesnėje. Vadinasi, užtenka įkaitinti kalio nitratą iki tokios palyginti žemos temperatūros ir jis jau pradės kilti ir išskirti deguonį. Galime paimti ir kalio nitratą, ir natrio nitritą, ir kalcio nitratą, nesvarbu. Galime paimti viską, ką turime po ranka, arba gausime. Paimti ir paversti į smulkiais milteliais, sumaišyti su anglimi ir kaitinti. Kaitinti nelabai kaitriai. Užteks ir, kaip jau sakiau anksčiau, truputį virš 300 laipsnių kaitros ir pradės išsiskirti deguonis. O deguonyje savaime aišku pradės sparčiai degti anglies milteliai. Bet jei turite šaunamą ginklą ir anglies salietros mišinį, tai anglis degs pakankamai lėtai. Štai todėl į visą tą mišinį pridėjo ir sieros. Žmonės pakankamai greit suprato, kad iki pilnos sprogstančios laimės jiems trūksta tik sieros. Siera yra gan įprasta medžiaga. Kristalinė siera natūraliai iškyla į žemės paviršių. Yra daugybė telkinių, bet nors ir įprasta siera yra nuostabus dalykas. Kaip rašome knygose, sieros gabaliukas susidega esant 238 laipsniams pagal Celsijų, o sieros milteliai pasiruošę užsidegti jau net prieš 190 laipsnių. Tai yra dar mažiau. Visai tai reiškia, kad mišinį užtenka tik truputį kaitinti. Taip vos. Tiksliau užtenka ir kibirkšties, kad siera užsidegtų pirmiausia. Vos tik jau užsidega, jį kaitina salietra. Pasiekiama temperatūra, prie kurios salietra pradeda irti ir išskirti deguonį. Ir tada bum, staiga viskas sudega. Matosi sprogimas. Jei visą tai žiūrėsi paprasta žmogaus akimi. Taigi, pasikartosiu. 75% salietra, oksidatorius. O likusiai 25 tai teisingai parinktomis proporcijomis likę ingredientai. Paprastai 15% malta medžio anglis ir 10% į smulkius miltelius paversta siera. Būtent tai ir yra parakas. Dabar jau mums visiems viskas aišku, ar ne? Bet lieka neaišku viena. Iš kur gauti tos salietros? Šiais moderniais laikais su mūsų išvystyta chemijos pramonė tai nesudaro problemos. Bet tai senaisiais laikais iš kur salietros gaudavo tie žmonės? Nes juk visiems labai reikia, kad viskas šaudytų ir sproginėtų. Kaip jau sakiau, šiais laikais salietros gavimas nesudaro jokios problemos. Kadangi salietra yra nitratai, tai yra azoto rūgšties druskos.
tai didžiulės chemijos gamyklas cisternomis atvežama azoto rūgštis, kuri pagaminta jau kitose chemijos gamyklose. Ir tada didžiuliuose reaktoriuose su dideliu slėgiu ir aukšta temperatūra vienas dalykas virsta kitu ir gauname tą pačią salietrą, mums geriau žinoma mineralinių trąšų pavidalu. Šiais laikais per metus tokių trąšų pagaminama 100 milijonų tonų. Akivaizdu, kad be kokios tokios technologijos cheminiai reaktoriai, kuriuose būtų 10 ar net 100 atmosferų slėgis, o temperatūra 100, o kartais net iki 1000 laipsnių, buvo visiškai neprieinamos nei 5, nei 10, net 15 ir net 18 amžiuje. Tai buvo absoliučiai niekaip technologiškai negyvendinama. Pagalvokite, joks kaimo kalvis su savo tuometinė technologija niekaip nesugebėtų pagaminti tokį reaktorių, kuris išlaikytų 200 atmosferų slėgį ir išliktų hermetiškas. Pagal tuometinės technologijas šis salietros gavimo būdas buvo neįmanomas. Todėl, savaime aišku, jie turėjo pasirinkti kitą būdą. Nes, primenu, šaudyti ir sprogdinti jie vis dar nori. Taigi, kokiu keliu jie pasuko? Kaip jie įsigutino gauti salietros dideliais kiekiais? Štai jų salietros gavimo būdas. Neįtikėtinas, nuostabą keliantis būdas. Taigi, pradėkime gaminti salietrą. Pradėkime nuo ko? Pradėti reikia nuo žaliavos. Iš ko gaminsim tą salietrą? Ir kasgi gali būti toji pirminė svarbiausia medžiaga pagal sunaudojimą? Niekada neatspėsite. Pagrindinė tų laikų salietros gaminimo medžiaga buvo pūvanti organika. Tai yra pūvanti organinė medžiaga. Geriausiai tam tiko atliekos iš skerdyklų su visais viduriais, žarnomis, su visų žarnų turiniu ir dar kad viskas būtų įmirkę krauju, čia iš viso geriausias variantas. Juk teisingai sakiau, kad neatspėsite. Skerdyklų atliekos buvo geriausias variantas. Bet tiko ir kokia nors pusiau supūvusi kritusio arklio gaišena, dvėselina, tiko ir mėšlas, išmatos, tiko bet kokia pūvanti organika. Bet visokie viduriai, žarnokai tiko labiausia, nes minkšti, drėgni ir puikiai pūva. Tai štai, tokios pirminės medžiagos reikia daug. Ką reiškia daug? Jei palyginsime su atominės bombos gamyba, urano sodrinimu, tai grubiai paėmus suapvalinus santykis būtų 150 prie 1. Vadinasi, jei norime gauti 1 kg branduoliniam ginklui tinkamo 80% prisodrinto urano, tai turėsime sunaudoti apie 150 kg natūralaus gamtinio urano. O mūsų atveju santykis yra netoks. Kad gauti 1 kg salietros, mums reikės 200, 250 ar net 300 kg pūvančios organikos. Santykis būtų 250-300 prie 1. Atkreipkite dėmesį, ir tai tik pirmasis komponentas. Kalbant apie tūrį, pagrindinis. Antrasis reikalingas elementas salietros gamybai yra šiaudai. Šiaudų reikės gan daug. Trečiasis elementas taip pat netikėtas ir gan keistas. Galima sakyti, kiek bauginantis. Tai kapinių žemė. Aš nejuokauju, reikalinga žemė iš kapinių. Ketvirtasis elementas kiek aiškesnis. Tai kalkės. Gali būti kreida, kalkakmenis. Ir penktasis elementas, turbūt visų keisčiausias. Tai šviežias, šiltas, girtų kareivių šlapimas. Šviežias, šiltas žmogaus kūno temperatūros, girtų kareivių šlapimas. Taigi, turime pagrindinius ingredientus, nuo kurių pradėsime salietros gamybą. Pirmiausia, padarysime tai, kas buvo vadinama salietros duobe. Tai atrodytų kaip kokia didelė dėžė. Tarkime, kubo formos dėžė 1,5 metro ant 1,5 ant 1,5. Maždaug 3,5 kubo tūro dėžė. Gaminame dėžę. Tarkime, nupiname ją iš kokių nors šakų. Aptepam moliu. Gaunasi toks kaip ir indas, talpykla, konteineris. Tarkim, kad jis kvadratinis. Kubo formos. Nors nebūtinai turi būti kubo formos, paimsime kubą, nes mums bus lengviau skaičiuoti. Neimsime didesnio kaip 1,5 metro, nes kartais mums reikės pažvelgti tos talpyklos vidų. Kas ten darosi? Gerai, atnešame tą organiką, tos vidurius, žarnokus su lašančiu krauju, sudedam dugne, paskirstom, pabarstom kapinių žeme, pabarstom kalkėmis kreida, ant jų dedam šiaudų, storos sluoksnis šiaudų, tada viską pakartojame iš naujo, žarnokai, žemės, kalkės, šiaudai ir taip toliau. Taip darom tol, kol viskas bus užpildyta. Ant viršaus uždengiam dangtį, taip pat supinti šakų, uždengtą audeklu. Viską uždarom, paliekam, laukiam. Sklinda kvapai ten visokie, žodžiu, brandinasi. Savaitės pabaigoje sekmadienį ateina linksmas
dainuojantis žygio dainas pusiau girtų kareivių būrys. Gal net kokį būgdą sineša. Atidaro dėžę ir užpila viską šviežiu šiltu žmogaus temperatūros šlapimu. Taip normaliai užpila, netruputį pakrapina, kad taip gerai prasiskverbtų kokią 1,5 metro ir panašiai. Dėžę uždengiam ir viską paliekam iki kito savaitgalio. Ir taip laisto šlapimu kas savaitę, mėnesis po mėnesio, kokią pusę metų. Visą procedūrą buvo rekomenduojama pradėti kokį gegužės mėnesį, vakarų Europos oro sąlygomis, kai jau būna šilta. Taigi, taip praeina gegužės, vasara ir šilto rudens pradžia. Viskas. Tada viskas. Dėžę uždengiame ir viską paliekame ramiai stovėti bent jau dar pusę metų. Nors rekomendacija buvo, kad visas procesas nuo organikos užkrovimo dienos užtruktų apie 2 metus. Po 2 metų dėžę atidarome. Ir ką mes ten matome? Kvapai jau nuslūgę, viduje matome kažkokią išdžiūvusią 2 kartus sumažėjusią birę į žemę panašią masę. Ir tada prasideda darbas. Rankinis darbas. Rankomis, kibirais, kastuvais ir svarbiausia vandeniu. Visą tą masę kibirais po kibiro pilame ant sieto ir praplauname šiltų vandeniu. Plauname. Visas procesas aprašytas su smulkiausiamis detalėmis. Kaip daryti? Čia ne tai, kad vieną kartelį taip lengvai praplovėme ir viskas. Ne, praplovėme, gavome tokį šviesį drumstą bokšto tirpalą. Padalijam per pusę. Kažkiek paliekam, kažkiek praplaunam, vėl sumaišom ir vėl plaunam, vandenį pakaitinam, perkošiam, vėl plaunam, džiovinam, vėl plaunam, kaitinam ir taip toliau kartojam ir taip po ilgo, labai ilgo daugkartinių plovimų ciklo galiausiai gauname didelį maždaug kubo dydžio katilą, tokio drumsto balkšvo nepermatomo skysčio. Ir štai tik tada, būtent čia, tai ir yra, kaip mes dabar jau žinome, tai, ką galėtume pavadinti salietros tirpalu. Nitratas gerai tirpsta vandenyje, todėl visai nenuostabu, kad gaunamasis tirpale. Bet tai dar ne viskas. Tada prasideda 3 gamybos etapas – išgarinimas. Visa ši gauta medžiaga turi būti išgarinta. Tai reiškia, kad tam reikia sunaudoti labai daug malkų. Visas šis tirpalas, maždaug apie 1 kubinį metrą tūrio, turės būti pilnai išgarintas. Ne tik įkaitintas iki burbuliavimo, bet išgarintas. Pilnai. Jei prisimenate iš mokyklos kurso, kad į tam tikram kiekį vandens užvirti nuo kambario 20 laipsnių temperatūros iki virimo 100 laipsnių temperatūros, reikia sudeginti tam tikrą kiekį medienos, tarkime 1 rąstą. Tai kad tas pats kiekis vandens atliktų fazinį virsmą iš vandens į 100 laipsnių garą, tai yra skystis virstų dujomis. Jums reikės sunaudoti 7 tokio pat svorio rąstus, tai yra sunaudoti 7 kartus daugiau kuro. Taigi, kai suprantate, tai labai brangus, bele kiek energijos reikalaujantis procesas. Ir štai mes gariname, maišėme, kartais pastuksendami, nes pradėjo formuotis kristalai, ir mums reikėjo juos suskaldyti, kol dar ne visai susikristalizavo. Žodžiu, po ilgo, daug darbo reikalaujančio ir svarbiausiai brangaus proceso, prisiuostę irstančios organikos aromatų, sugaišę 2 metus, sunaudoję visą kalną malkų ir tik į kurienos vietą nepadarėme klaidos, jei viską padarėme teisingai, tai po garinimo šio didelio katilo dugne rasime tokius šviesius baltus kristalinius miltelius. Kaip manote, kiek jų bus? Yra aprašytos įvairios proporcijos, bet apvalinus iš tų pirminių mano pateiktų kiekių ir sąlygų, kai pradėjome nuo 1,5 ant 1,5 metro talpos su visa organika, žemėm, šienu ir kalkėmis, kreida, galutiniam rezultate turėsime kibirą. Taip, tik vieną paprastą kibirą miltelių. Net nepilną. 7 litrai tai nėra pilnas kibiras. Taigi gausime 7 litrus šių brangių baltų miltelių. Salietra sunki medžiaga. Ji 2 sunkesnė už vandenį. Todėl 7 litrai salietros bus apie 14 kg. Jei iš jos pagaminsime paraką, pagal anksčiau nurodytas proporcijas, tai viską sumaišius gausime 19 kg parako. 19 kg. Iš visos tos didelės 1,5 ant 1,5 talpos, kalno malkų, bele kiek darbo ir 2 metų laukimo. Pagalvokime, kas yra 18-19 kg parako. Tai daug ar mažai? Na, kaip suprantate, tų laikų patrankos buvo skirtingos. Šiais laikais jos pagamintos teisingai, todėl galėtume paskaičiuoti ir žinotume, kiek joms reikės parako.
O tais laikais jos buvo gaminamos neteisingai, labai skirtingai, todėl dabar labai sunku net apytiksliai pasakyti, kiek jums reikės parako vienam šūviui. Ir vis dėlto, pabandykime paskaičiuoti. Yra tam tikri reikiamo parako kiekio paskaičiavimai primityviom patrankom, atitinkamai pagal sviedinio svorio ir reikiamą užtaisų svorio, norint tą sviedinį šauti. Taigi, norint iššauti 40 svaro sviedinį, tai yra apie 16 kg, kas tikrai nėra mažai. Turbūt kada nors esate kilnoję panašų svorį, kokį nors svarmenį. Tai nėra didelė patranka, bet tikrai nepavadinsi ją ir maža. Taigi, norint vieną kartą iššauti 16 kg sviedinį iš tokios patrankos, jums prireiks 3 kg parako. Vienas šūvis 3 kg parako. Tai reiškia, kad po 2 metų laukimo, daug įdėto darbo ir pastangų, sukūrenus kalną malkų, jūs gavote parako 6 šūviams. 6 šūviai. Va čia tai naudingumo koeficientas. Tai ilgai nedelskime ir pasiaiškinkime, kas iš tikrųjų ten vyksta ir kodėl visi išvardinti ingredientai tai ne pokštas, o realus dalykas. Viso to proceso pagrindas tai yra renginys, apie kurį šnekėjome pradžioje, tai biocheminis reaktorius, o pagrindinis proceso veikėjas jame tai bakterijos. Taip, tos pačios bakterijos. Nors jos kaip komponentas ir nebuvo įvardytas, bet jų pirminis šaltinis, iš kurios atsirado reaktoriuje, yra būtent kapinių žemė. Įsivaizduokite, gyvena tam tikros rūšies bakterijos, būtent kapinių žemėje, dirvoje. Jos turi lotynišką pavadinimą, bet aš jo neįvardinsiu. Tai žiuželinės bakterijos. Taigi, šios bakterijos ten maitinasi amoniako dujomis ir paverčia amoniaką azoto rūgštimi. Tai yra visa tai, apie ką mes dabar šnekame, yra biocheminis reaktorius, gaminantis azoto rūgštį. Iš karto gali kilti klausimas, kaip, kokiu būdu šis vienaląstis gyvas, pabrėžiu žodį gyvas, sutvėrimas gamina azoto rūgštį. Juk azoto rūgštis tai nuodas, o bakterija neturi nei jokios dujokokės, nieko. Kaip jis išgyvena? Ir ne tik, kad išgyvena, kaip ji gali gaminti azoto rūgštį ir nuo jos nenumirti? Iš tikro, atsakymas yra paprastas ir aiškus. Ir mes pastoviai šią vienaląsčių savybę naudojam, aišku, savo reikmėm. Pavyzdžiui, yra toks vienaląstis mikroorganizmas, kuris vynuogių sultis paverčia vynuogių vynu. Jis būtent taip ir daro. Jis valgo cukrų, fruktozę ir paverčia ją į alkoholį. O juk alkoholis dar labiau kenkia. Jis yra mirtinas bakterijoms. Būtent todėl chirurgas prieš pradėdamas operaciją kruopščiai dezinfekuoja rankas, pirštines įrankių spiritu. Iš tikro, tai koncentracijos klausimas. Kai alkoholio koncentracija tirpale pasiekia 11, 12, 13 laipsnių, visi tuo metu jame esantis mikroorganizmai miršta. Todėl neįmanoma pasiekti didesnės alkoholio koncentracijos gėrimo stiprumo natūraliais metodais. Todėl ir nėra alaus ar vyno, nespirituoto, stipresnio kaip 12-13 laipsnių. Taip pat ir čia. Ir čia koncentracija yra maža. Koli šiai bakterijai nėra mirtina, tol azoto išsiskyrimo procesas gali vykti. Gerai, o tai iš kur atsiranda amoniakas? Būtent dėl jo mes ir dėjome pūvančias organinės medžiagas. Vykstant tyrimui ir puvimui, pūvančios organinės medžiagos tarp viso kito išskiria ir amoniako dujas. Todėl mums reikalinga tokia didelė krūva. Kodėl mums reikalinga tokia didelė krūva? Sferinė arba jei nesferinė, tai kubo formos. Todėl, kad šios bakterijos gali atlikti darbą labai siaurame specifinėme temperatūrų diapazone. Joms reikia 25-30 laipsnių temperatūros. Ne daugiau ir ne mažiau. Nors Europos vasaros vidutinė dienos temperatūra dažniausiai nesiekia 25-30 laipsnių, aišku, vasaros dienom gali būti ir daugiau, bet bendrai paėmus truputį trūksta. Todėl reikia, kad biocheminio reaktoriaus viduje temperatūra būtų palaikoma dar ir dėl savaiminio įšilimo. Dėl šios priežasties ir pasirenkama tokia forma, užtikrinanti minimalius šilumos nuostolius per sieneles. Todėl geriausiai būtų sfera, arba bent jau kubas. Sekantis klausimas. Kodėl mums reikalingi šiaudai? Esmė tame, kad šie mikroorganizmai iš amoniako gaminantis azoto rūgštį, skirtingai nei tie, kurie iš fruktozės gamina vyną, šiems mikroorganizmams reikalingas deguonis. Jie yra aerobinės bakterijos. Todėl šiaudų sluoksniai leidžia masėje palikti tam tikrus tarpelius, skylutes, per kurias gali cirkuliuoti oras, kad viskas aeruotųsi. Tai čia kaip ir viskas aišku. O tai kam tada reikalingos kalkės? Kalkėms paskirtas paskutinis, bet taip pat labai svarbus vaidmuo. Kai viduje visos tos masės atsiranda nedidelis kiekis azoto rūgšties,
tai kalkėse esantis kalcio karbonatas reaguoja su azoto rūgštimi ir dėl šios reakcijos, kaip paaiškėja, atsiranda kalcio nitratas. Tai yra kalcio salietra. Be to, kadangi kalkės kreida jau būna toje masėje pridėta nuo pat pradžios, tai lemia tai, kad didelės azoto rūgšties koncentracijos niekada nesusidarys. O tai leidžia bakterijoms gyventi ir gyventi, darbuotis daug ilgų mėnesių ir panašiai. Azoto rūgštis jų nesunaikina. O kodėl yra būtina palaikyti drėgną reakcijos aplinką? Tai taip pat savaime aišku. Visų pirma, visoms biocheminėms reakcijoms reikalinga drėgna terpė. Na ir be to, norint, kad tas truputėlis azoto rūgšties, susidarantis dirbant bakterijoms, susitiktų su kalkės miltelėmis ir pradėtų reaguoti, reikia skystos terpės. Kad reakcija vyktų būtent šioje skystoje terpėje. Tai natūraliai kyla klausimas, kodėl mums paprasčiausiai nepanaudoti vandenį? Kam čia varginti su tuo alkoholiškai apsvaigusių kareivių šlapimo rinkimu? Faktas tas, kad alkoholis yra nuodas. Ir kai nuodai patenka į žmogaus organizmą, organizmas ima desperatiškai priešintis jų poveikį. Pradeda gaminti visokiausias medžiagas, kad neutralizuotų nuodų poveikį. Organizme vyksta visokios sudėtingos biocheminės reakcijos, į kurias dabar nesigilinsime, nes tema ne apie tai. Bet esmė tame, kad dėl šios inkstuose ir kepenyse vykstančios cheminės kovos, pas žmogų, kuris ką tik gėrė alkoholinį gėrimą, šlapime, kaupiasi ir iš organizmo su šlapimu pašalinamos tam tikros mineralinės medžiagos, kurios būtent labai tinka azoto rūgštį gaminančios bakterijoms gyvybiniai veiklai palaikyti. O kodėl šviežias? Aišku, todėl, kad šiltas. 36-37 laipsniai. Taigi reakcija netvėsta, o kaip tik yra šildoma. Na ir galiausiai paskutinis klausimas. Kodėl labiausiai tinka būtent kareiviai? Kodėl ne krovikai, kodėl ne dažytojai, kodėl ne tinkuotojai? O todėl, kad kur mūsų dabartinėje visuomenėje surasta tokią didelę organizuotą girtų vyrų grupę, kurie tam tikrą dieną, tam tikrų bendrų tikslų ateis visi kartu visų būriu ten, kur jums reikės. Tokia grupė žmonių yra. Tai kareiviai. O kodėl sekmadienis? Ir čia atsakymas yra. Todėl, kad tai laisva diena. Rytais jie buvo vedami į bažnyčią. Paskui sotų sekmadienio pietus, savaime aišku su vynu ar alumi, priklausomai nuo to, kurioje Europos šalyje esate. Na ir po kelių valandų šlapimas jau paruoštas, kad sudrėkinti didelę salietros krūvą. Štai ir viskas. Visą procesą jums papasakojau. Jokių atsitiktinių sutapimų, jokios apgaulės. Papasakojau viską kaip yra. Ir dabar pabandykime dar kartą mintise atsakyti savo klausimą. Kaip visą tai galėjo būti atrasta ir išrasta atsitiktinai? Ar kokiu nors sutapimų dėka? Kaip, pavyzdžiui, buvo su metalo atsiradimu ir įsisavinimu? Kaip visą tai galėjo būti sugalvota be šiuolaikinių mokslinių chemijos ir biologijos žinių? Kaip? Bet vienaip arba kitaip visą tai buvo sugalvota ir išrasta. Taip atsirado salietra. Ir jūs manęs paklausite esminio klausimo. Kur čia yra žadėtas pasaulio pakeitimas? Jis tiesiai prieš jūs. Tai salietra. Salietros atradimas, salietros masinės gamybos technologijos išradimas atvėrė kelią masiškai gaminti šaunamąjį ginklą. O parakas tai patrankos ir minos. O dėl patrankų ir minų feodalo riterio pilis neteko prasmės. Tai grandiozinis, socialinis, ekonominis ir politinis perversmas, kuris toli gražu neapsiriboja vien tik karybos technologijų pokyčių. Patrankos ir minos atsiradimas yra kur kas daugiau nei lanko ar arbaleto atsiradimas. Na, ar kirvio ir dviašmenio kalavijo. Ir taip toliau. Ne, tai dalykas, kuris iš esmės pakeitė pasaulį. Leiskite priminti, kaip atrodė pasaulis prieš tai, iki salietros ir parako. Buvo feodalai ir jiems priklausantis valstiečiai. Pagal to meto papročius buvo daroma prielaida, kad feodalas turėjo teisę disponuoti jam priklausančių valstiečių darbo. Tai buvo vadinama baudžiava. Valstiečių darbas galėjo būti išnaudojamas įvairiais būdais. Pavyzdžiui, jei vieną dieną feodalas, dabartinio feodalo prosenelis, sugalvojo surinkti valstiečius į vieną vietą ir naudodamasis jų nemokamų fizinių darbų pastatyti savo pilį, kad yra labai nedidelę, bet tokią gražią, simpatišką, su gražiu centriniu bokštu ir kiemu apjuostu, kad ir nedidelę apsauginę sieną. Tai nuo to momento viskas. Nuo tos akimirkos joks valstiečių sukilimas jam nebaisus, nes greičiausiai nebus sėkmingas. Nesvarbu, kiek ten jų susirinktų. 10, 50, 100 ar 200 žmonių. Jie neturės jokių šansų apsiginklavę šakėmis ir kauptukais kaip nors įsiveržti į pilį. Gali nors ir galvą ar ko tik nori belstis į tvirtus, ąžuolinius, kaustytus pilies vartus.
Gali bandyti lipti kopėčiomis ant sienos, bet jei ten bus šarvuotas riteris, 2 jo sūnus, dar 3 kaimynai, riteriai atvyksta jam į pagalbą, tai nėra jokių šansų. Tokios pilies jie nepaims. Na, o vykdyti kelių mėnesių pilies apgultį jie negalės, nes tokia atveju numirtų iš bado. Nes kasgi dirbs ir augins maistą. Jie ištisus metus liktų be maisto sargų. Todėl feodalo pilis, kaip koks plėšraus paukščio lizdas, kaip rašė to meto rašytojai ir poetai, grėsmingai iškilęs apylinkėje buvo tikra materiali feodalo valdžios, jo galios, jo galimybės disponuoti jam pavaldžių valstiečių darbu, turtu ir gyvybėmis patvirtinimas. Tai čia maža pilis. Na, o jei koks nors grafas, markizas ar hercogas pasistatė ką nors tokio rimtesnio, didesnio, štai tokią pilnavertę tvirtovę, kurią ne visada galėjo šturmų paimti net ir karalius. Būtent ant tokios įtvirtintos pilies, kurią ne visada galėjo paimti ir gan didelis pagal tų laikų standartus būrys karių, ir laikėsi visa sistema vadinama feodaliniu susiskaldymu, feodaliniais laiptais ir taip toliau. Net baronai laikė save tolygiais karaliai. Ir nors karalių laikė pirmojų, bet pirmoji tarp lygiųjų. Ir šią sistemą, sutartinai vadinamą feodalizmu, sugriovė, sunaikino parakas. Parakas užtaisytas patrankoje išaudavo sviedinį. O sviedinys, jei ne pirmas, tai 10, jei ne 10, tai 100, vis tiek pataikydavo ir pramušdavo bet kokius vartus, bet kurioje pilyje. O gerai pašaudžius, galėjo ir sieną nugriauti. Na, o mina? Atkreipite dėmesį, ką reiškia mina. Mina angliškai mine reiškia kasykla, kasti, ten kur kasa anglį. Kažkokiu keistu būdu tas pats žodis reiškia ir mina. Tai yra sprogmuo. Minuotojas kažkada taip pat ir vadinosi. Kasėjas. Tai žmogus, kuris mokėjo, žinojo kaip tai padaryti. Kasė požeminį tunelį. Pakasdavo po akmeninę sieną, žemiau pamatų. Nutempdavo ten vieną po kitos parako pilnas statines, pritaisydavo padegimo virvę ir būdavo bum, įvykdavo sprogimas. Uždaroje aplinkoje. Didžiausia seisminė banga, kuri sunaikindavo ir nugriaudavo bet kokią sieną. Po tokio sprogimo bet kuri siena įgriūdavo ir buvo sunaikinta. Ir tai buvo viskas. Pilis buvo nugalėta ir užimta. Ir tai buvo pirmasis labai svarbus visos tos feodalizmo sistemos griūties žingsnis, ant kurios griuvėsių išaugo kapitalizmas ir šiuolaikinė vakarų demokratinė visuomenė. Ir šia prasme, aišku, parakas buvo perversmas. Tai, kas pakeitė pasaulį. Bet ir salietra, apie kurią šis pasakojimas, leido pereiti prie masinės parako gamybos, ko pasiekoje atsirado patrankos ir minos, o paskui ir rankiniai šaunamieji ginklai, kurie leido jau valstiečių kariuomenėms kauti su šarvuotais riteriais atvirame lauke. Kas prasidėjo nuo husitų karų 15 amžiaus pradžioje, kai visi tie šaunūs riteriai smagiai išėjo kapoti ir pjausyti visus tos niekšingus prašiokus, o tuo tarpu tie patys niekšingi prašiokai su savo įprastais vežimais, su mažom patrankėlėm, kurias išliejo savo miestuose. Nes visa husitų judėjimo esmė buvo valstiečių susivienimas su miestiečiais. Ir visą tai kovojo prieš šarvuotus riterius. Ir iš tų riterių nieko neliko. Bet čia jau kita ilga istorija. O mes grįžkime į technologiją. Taigi, kai visa tai buvo padaryta pakankamais kiekiais ir iš to visko buvo pagamintas parakas ir jo pagrindu buvo gaminami šaunamieji ginklai, parakų užtaisytos pirmosios patrankos, pirmosios arkebuzos, gana greitai paaiškėjo, kad gautasis produktas neįtikėtinai jautrus drėgmei. Taip ir yra. Dabar tai mes jau žinome remdamėsi savo mokslu, supratimu, kad kalcio salietra yra labai mikroskopiška. Ji tiesiog įsiurbė į save drėgmę iš oro, iš rūko, tuo labiau iš lietaus. Todėl, jei paskaitytume įvairias knygas apie viduramžių mūšius su šaunamaisiais ginklais, ne kartą ir ne du mes užtiktume tokią frazę, kad prasidėjo lietus, parakas sudrėko, todėl sekančią dieną, kai pabandė šaudyti, niekas nešaudė. Todėl vienas grafas, karalius, įveikė kitą grafą ar karalių. Tai ką daryti? Iš tikrųjų nežinau, kaip ten viskas nutiko, kaip jie visą tai sugalvojo, kad reikia paimti pelenus ir ne bet kokius pelenus, o šiaudų pelenus, daug šiaudų pelenų ir padaryti su jais štai ką. Praplauti vandeniu, ilgai plauti vandeniu, tol kol gausime tokį šviesį balkšvą nepermatomą tirpalą. tą tirpalą išgarinti, kol dugne liks vėl balti kristalai. Tai kalio karbonatas, kalio karbonato kristalai. O kodėl naudojami būtent šiaudai, šiaudų pelenai, ne medienos? Esmė tame,
kad nors ir mediena ir šiaudai dega gerai, tačiau jų pelenai turi visiškai skirtingą mineralinę sudėtį. Būtent šiaudų pelenai duos mums tą reikalingą balkšvą tirpalą su didelė kalio koncentracija – kalio karbonatą. Ir jau toliau, sumaišius vieną su kitu, skystame pavidale, ilgai maišant ir truputį pakaitinus, ten įvyksta cheminė reakcija. Jie apsikeičia vietomis ir iš kalcio salietros, kalcio nitrato, gauname kalio nitratą, o likutis lieka kaip nuosėdos. Vėl viską išgarinam ir gaunam kalio salietrą. Ji labiau stabili ir netokia higroskopiška. Jei tokį paraką sudėti į statinę ir užsandarinti kokią nors dervą, tai, kaip teigiama, toks parakas galėjo išstovėti 10 metų. Iš esmės, tai buvo jau paskutinis principinis žingsnis. Toliau jau reikėjo tik didinti gamybos apimtis. Ir turiu jums pasakyti, kad gamybos mastai stulbina. Kaip jau kalbėjome anksčiau, iš vienos salietrinės krūvos gauname nepilną kibirą grynos salietros – 14 kg. Praėjo vos keli šimtmečiai ir salietra jau skaičiuojama tonomis. 1605 metais turėjo įvykti įžymus parako sąmokslas, kai Anglijoje toks Gajus Foksas sugalvojo susprogdinti Anglijos karalių kartu su parlamentu. Sąmokslininkai sugebėjo į parlamento rūsį atitempti 36 statinės su paraku, kurių bendras svoris buvo 2,5 tonos. Mus dabar nedomina liūdnas Gajo Fokso likimas, bet pagal šiuolaikinius paskaičiavimus 2,5 tonos parako būtų užteko susprogdinti viską – ir parlamentą, ir karalių, ir patį pastatą. O toliau dar daugiau – ir tiesioginė, ir perkeltinė prasme. Kai viskas jau baiginėjosi didžiosios Prancūzijos revoliucijos laikais, karaliaus Liudviko XVI laikais, ant naujųjų amžių ribos, kai buvo visokie Volterai, Dedortai, Prancūzijoje per metus buvo pagaminama, siūlau visiems prisėsti, 17 700 000 svaro salietros. Perskaičiavo šį kiekį į normalius žmogiškų svorio matavimo vienetus, gausime 770 tonų. 770 tonų per metus vien tik Prancūzijoje. Dar kartą primenu, kad Gajus Foksas planavo visiškai atsikratyti visą Anglijos valdžią, sunaudojęs 2,5 tonos, o čia per metus buvo pagaminama 770 tonų. Įsivaizduojate, kiek turėjo būti salietrinių duobių, salietrinių krūvų, kad renkant po kibirą būtų galima surinkti 770 tonų. Štai nebloga graviūra. Iš Vokietijos. 1598 metų. Padaryta prieš 2 amžius nuo to momento, apie kurį kalbame. Tai, kaip matote, čia jau visai ne krūva. Čia visa salietros gamykla, salietros dirbtuvės. Matome salietros biocheminius reaktorius, jau visai kitokius, didelius. Centre pastatas, kur vyksta pats gamybos procesas. Garinimas, perpilimas, plovimas ir taip toliau. Visas gamybos procesas pasiekė tokį jau manufaktūrinę stadiją. Beveik pramoninė gamyba. Taigi, pabandysime įvertinti, paskaičiuoti, kas yra 770 tonų parako per metus. Tai daug ar mažai? Kiek kartų galima iššauti? Paskaičiuokime taip maždaug. Dalį skiriame patrankoms, dalį skiriame rankiniams šaunamiesiems ginklams, mušketoms. Kadangi nežinome santykio, tai iš lempos paimsime 50 ant 50. Laikysime, kad pusė nuo 770 tonų buvo skiriama mušketoms. Kiek reikia parako mušketai? Mušketos būna skirtingos. Jei tai labai sunkus mušketas, pavyzdžiui, 18 amžiaus pabaigos, baisus įrenginys sveriantis 10 kg, kalibras maždaug 18 mm. Kaip šiuolaikinis stambiakalibris kulkosvaidis. Kulkosvaidžio kalibras apie 14 mm, o čia 18 mm. Tai štai, kulkos svoris 50 gramų. Jei tokia pataikys, tai viską nuplėš, viską išdraskys ar sutrupins. Tokiam šūviui reikės maždaug 20 gramų parako. Taigi, jei vieną iš kito padalinsime, tai gausime, kad tokio parako kiekio užteks pusę nuo 770 tonų. Tarkime, jei pas mus 100 000 mušketų. Nors gal čia žymiai per daug, net tokiai tuo metu didžiausiai pasaulyje Liudviko XVI armijai. Labai abejoju, kad ten buvo 100 000 mušketų, bet net tiek ir buvo, tai kiekvienas iš jų galėjo iššauti 190 kartų. Čia aišku labai apytiksliai, nes skirtingi mušketai ir panašiai. Bet vaizdą galima susidaryti. Didžiulė pagal to meto matos armija galėjo šaudyti ir šaudyti. Įdomu, kodėl tada jie vienas kito taip ir neiššaudė.
Na, priežastis nesusijusi su salietra. Paprasčiausiai to meto ginklų taiklumas buvo niekinis, nes muškieta neturėjo net jokio taikiklio. Muškieta šaudavo kažkur ten, į priešo pusę. Vien tik šovinė sklaida 200 m atstumu plius minus 6 pėdos. Tai yra 1800 mm. Nėra jokio taiklumo. Nebent iš 10 žingsnių atstumo, tada taip, pataikysi. Nors, atsižvelgiant į tų laikų siaubingas karinės technologijas, tokios kaip tankas muškietininkų rikiuotės, surėmę pečius, žygiuojančios ir šaudančios viena į kitą, tai taip, tokiu atveju į rikiuotę galėjai pataikyti. Žodžiu, šaudė, kilo daugybė dūmų, kad ir kaip sunku tai įsivaizduoti, tokia primityvi ir mažai produktyvi technologija su labai ilgu gamybos ciklu galų gale leido didelėse valstybėse ant naujų laikų slenksčio gaminti salietrą 100 tonų. Taigi, dabar kai jau žinome, kaip ten viskas buvo, prie viso kito padauginkite tos 770 tonų iš 250, kad gautumėte, kiek iš viso reikėjo sunaudoti dvokiančios organikos, kad gauti tos 770 tonų grynos salietros. Turbūt galėtume su tam tikra užuojauta pažiūrėti į tos žmonės, kurie buvo priversti kenčiant didžiausią dvoką, sunkiai darbuotis, kad išgauti taip trokštamą salietrą. Na, o mes perėsime prie kito klausimo. Klausimas toks: kodėl mes su jumis tarpusavyje nekalbame ispaniškai? Keistas klausimas, bet netoks jau ir nesvarbus. Kaip visi žinome, 16 amžiaus pradžioje, 1500 kažkelintais metais, pirmieji ispanų konkistadorai, užkariautojų būriai, iš godumų išpūstomis akimis, prasiskverbė į Pietų Ameriką. Ginkluoti iki dantų veržėsi į šį paslaptingą žemyną, gilyn į džiunglės, tikėdamasi ten rasti daug aukso. Jos puola krokodilai, smaugia anakondos, o brendant per upę jos kanda mažas žuvelės – piranijos. Bet įsiveržėliai neatlyžta. Jie skverbėsi toliau, kol suranda vieną valstybę – sunaikina. Suranda kitą valstybę – miestą – sunaikina. Suranda didelės krūvas, daug, labai daug aukso. Aukso dirbinių. Aukso išlydo ir išsiunčia į Ispaniją. Ir taip toliau. Veržiasi gilyn, tolyn, plėšia, suranda daugiau aukso, suranda dar daugiau sidabro, viską išsiunčia į Ispaniją. Kalbama, kad surinkus ir išlydžius visą Pietų Ameriką prisiplėštą sidabrą būtų galima nukalti ilgą grandinę, kurios užtektų, kad per Atlantą sujungti Ispaniją su Pietų Amerika. Nežinau, tai tiesa, bet sidabro buvo belekiek. Todėl Ispanija tiesiog išpampo nuo aukso ir sidabro pertekliaus. Turėjo didžiulę armiją ir didžiulį laivyną. Pilypo II laikais, kai Ispanija buvo pasiekusi savo galios ir didybės viršūnę, buvo sakoma, kad virš Ispanijos karaliaus valdų niekada nenusileidžia saulė, nes valdos tęsiasi nuo Pietų Amerikos iki pat salų Ramiajame vandenyne, kurios dabar vadinamos Filipinais. Tarp kitko, to paties karaliaus Pilypo II garbei. Tai buvo didžiulė imperija, kaip aštunkojis savo čiuptuvais apraizgiusi beveik visą gyvenamą žemę. Visa persmelkta religinio fanatizmo, inkvizicijos žiaurumo, nepaprasto žiaurumo, paniekos visoms tautoms, kurias jie galėjo užgrobti ir pajungti savo valdžiai. Jie turėjo žengti paskutinį žingsnį. Kokį? Sutriuškinti Angliją. Dabar į tai nesiplėsime, galite susirasti Google, nenugalimoji armada ir panašiai. Jiems trūko tik vieno žingsnio, kad taptų pasaulio hegemonu. Taigi, grįžkime prie konkistadorų Pietų Amerikoje. Įnirtingai besiveržinčių per džiunglės vis tolyn ir tolyn į vakarus. Keliavo, kol atsirėmė į didelį kalnų masyvą. Kalnai tokie aukšti, kad aukščiausiųjų kalnų viršukalnės apledyja ir padengtos sniegu. Tai buvo Andai arba Kordiljeros. Bet tai juos nesustabdo. Begalinio aukso troškimo vedami, jie kažkokiu tai būdu įveikia kalnų grandinę ir atsiduria slėnyje, siauroje lygioje juostoje, tarp Kordiljerų ir Ramiojo vandenyno pakrantės. Tai yra ten, kur dabar yra valstybė vadinama Čilė. Perkopę kalnus, jie pasklido tame siaurame žemės plote. Keliavo pirmyn atgal, žemėlapyje į viršų, į apačią, tai į šiaurę, tai į pietus, bet nieko įdomus nerado. Nors ši dabartinė Čilės teritorija buvo dalis Inkų imperijos, bet tai buvo tolimasis jos pakraštys. Todėl ten nei aukso, nei sidabro daug nerado. Pasivaikščiojus ten ir atgal, aišku, pakariavo su vietiniais indėnais, kurie pasirodė labai karingi, užsispyrę kietakakčiai.
o Čilės pietuose tai iš viso nepavyko jos užkariauti. Galiausiai ispanai pamiršo šį pailgą užukampį. Jų tuometiniu viso ko centru buvo šiuolaikinis Peru. Tada tai vadinosi Peru vicekaralystė, su administraciniu centru Limoje. Taigi, ta plonoji žemės juosta palei pakrantę nelabai ispanus ir sudomino, kol baigėsi konkistadorų ir grobikiškų imperijų laikai. Tada jau po visokių konkistadorų atvyko paprasti ispanų kolonistai, kurie pastebėjo, kad ta siaura žemės juosta gal visai ir nebloga. Klimatas kaip jų gimtoje Ispanijoje, šiaurinėje jos dalyje, Baskų krašte. Ispanų kolonistai pradėjo auginti te vynuogynus ir gaminti vyną. Kaip žinome, dabar Čilės vynas yra labai populiarus. Išmoko auginti kviečius, jie visai neblogai ten augo. Šiuolaikinė Čilė tada taip nesivadino. Taigi, lyguma tarp Kordiljerų ir vandenyno pakrantės pavirto derlingiausia vieta, kurioje augo kviečiai, vynuogės, buvo gaminamas vynas. Visos tos gerybės buvo kaupiamos ir išvežamos į Peru, kur buvo administracinis centras. Plukdė vandeniu, vežė sausumą, greičiausiai vandeniu, bet turbūt ir sausumą. Pirmyn atgal per šiaurėje esančią Atakamos dykumą, kuri randasi tarp šiuolaikinių Peru ir Čilės. Atakamos dykuma baisi vieta, visai be vandens. Sakoma, kad per 400 metų, ten kol buvo ispanai, nei karto nebuvo lietaus. Bet esmė ne tame. Tai jie ten gyveno, kol atėjo XIX amžius. Napoleono karai, krizė, dar nežlugimas, bet jau Ispanijos imperijos krizė. Pietų Amerikoje įvyko išsivadavimo karas. Ispanai iš ten buvo išvaryti. Atsirado Peru valstybė, Bolivijos valstybė, Čilės valstybė. Bet ši laida ne apie tai. Žodžiu, kažkaip taip viskas ir buvo. Todėl mes su jumis ir nekalbam ispaniškai. Ir tik kokiais 1840 metais, plius minus, atsirado žmogus, kuris atėjo į tą bevandenę ir begyvę žemę, nors ten gal visokios lamos kažkaip ir išgyvena. Atakamos dykumą ir pradėjo kasti kastuvų. Kasė neilgai ir negiliai, tik kokius 1,5–2 metrus. Pasirodė, kad po 1–2 metrų storo smėlio ir molio sluoksnių yra vientisas salietos monolitas. Milijonai, šimtai milijonų, milijardai tonų salietros, natrio nitrato, belekiek daug, begaliniai klodai. Tiesiog ateini ir kasi savo su kastuvu. Na, arba ekskavatorių, jei tokį turi, ar kreti kirtiklių. Begalybė, tai čia palyginus su monstriško darbo reikalaujančiu salietros gavybos būdu aprašytų šios laidos pradžioje. Salietros krūvose. Pasirodo, ispanai, patys to nežinodami, savo kojomis vaikščiojo virš begalinio kiekio salietros. Jei jie būtų tai įsiaiškinę ir Ispanijos karalius kariuomenė būtų gavusi begalinį kiekį parako, tai sunku įsivaizduoti, kas būtų nutikę Europai, senajam pasauliui ir apskritai, kas būtų nutikę visai žmonijos civilizacijai. Jei religiniai fanatikai, inkvizicija ir visos kitos tamsios jėgos, kurias tuo metu įkūnijo Ispanijos imperija, būtų nugalėjusi ir tapusi vienintelė galia Europoje. Bet laimiai jie to nepadarė. Ne vienas ispanas, desperatiškai ieškantis aukso ir sidabro, niekada nepagalvojo, kad reikia kasti žemę ir pažiūrėti, ar nevaikšto ant milijardo tonų salietros. Ir štai, Čilės salietros telkinių atradimas buvo pirmasis žingsnis lik antrojo didžiojo žmonijos gyvenimo pokyčio. Žmonijos gyvenimo pokyčio susijusio su salietra. Dėmesio, salietra keičia pasaulį antrą kartą. Esmė tame, kad kol salietra buvo taip sunkiai išgaunama, kilogramais, kibirais ir matuojama statinėmis, niekam net į galvą neatėjo užkasti ją į žemę. Ji buvo per daug brangi ir jos buvo per mažai, kad salietros miltelius imti ir supilti į daržą. Bet, kai tik salietros išgaunami kiekiai tapo milijonai tonų per metus, nuo tos akimirkos jau buvo galima apie tai pagalvoti. Taigi, kalendorijoje jau turime XIX amžiaus vidurį. Jau įsibėgėjo mokslo ir technikos revoliucija. Pačiu to meto protingiausių žmonių protais ir pastangomis sukurti visi gamtos mokslų, matematikos, chemijos, fizikos pagrindai, kurie tarp kitko iki šiol praktiškai nepakito. Savo klasikinę formą naudojame ir dabar. Na ir mokslininkai jau žino, pavyzdžiui, kaip auga žolė ir kodėl. Jie žino, kaip auga kviečiai, jie žino, kad augalui iš esmės, tam, kad jis išaugtų, visai nereikia tokios įprastos, paprastos žemės, dirvožemio, ant kurio mes visi vaikštame ir kasame kastuvo lauke. Augalui reikia tam tikros temperatūros, saulės šilumos, augalui reikia energijos, tam tikros saulės šviesos energijos fotosintezei. Augalui reikia vandens, kuris patenka per šaknų sistemą.
ir tam tikro elementų kiekio. Visokie kaliai, magniai, fosforai ir azotas. Ir svarbiausias iš jų būtent azotas, kuris yra viena pagrindinių statybinių medžiagų, iš kurių augalas auga. Jei visą tai augalas gauna, tai jam visai nebereikia jokio dirvožemio. Ir tai nėra kokia nors abstrakcija, o visai praktinis ir greičiausiai jūsų nekartą matytas dalykas. Jei ne savo akimis, tai bent per televizorių. Aš kalbu apie hidroponiką, apie daržoves auginamas hidroponikoje, apie uogas šiais laikais pramoniniu būdu auginamas hidroponikoje ir taip toliau. Ten nėra jokio dirvožemio. Taigi, jei jau turime daug salietros, tai jau galima pagalvoti, o gal užkaskime ją į žemę? Dar kartą pažvelkime į šią salietros nitrato lentelę. Taip, kai kalbėjome apie paraką, apie sprogmenis, apie degimo procesą, tai atkreipėme dėmesį į ten esantį didelį deguonies kiekį. Nuo dabar, kai mes kalbame apie augalų mitybą, augimą, derlingumą, matome, kad akivaizdu, jog bet kurioje salietroje tai nitratas, azoto rūgšties druska, kuriame be jokių abejonių yra azoto elementai. O toliau belieka jau tik praktiškai pabandyti. Salietra iš Čilės tai natrio salietra arba kalio salietra, arba amonio salietra. Ir įsitikinti, kad salietros naudojimas be jokios abejonės skatina derlingumą. Ir ne tik skatina derlingumą, bet sukelia fenomenalų derlingumo šuolį. 10 kartų. 10 kartų padidina derlingumą. 10 kartų padidėja derlius palyginus su geriausiu iš anksčiau gautų derlių, net kokiais nors vėlyvaisiais viduramžiais. Ne tik dėl azoto trąšų, bet iš esmės būtent visų pirmiausia daugiausia dėl jų. Pramoninė daugiatonė azoto trąšų gamyba ir masinis jų naudojimas didžiulis kiekis. Iš karto norėčiau pabrėžti, kad šiuolaikiniame pasaulyje per metus pagaminama apytiksliai 70 milijonų tonų azoto rūgščių. Ir šiuolaikinėme pasaulyje jau seniai salietra apskritai visiems suprantama kaip trąšos. Eilinis žmogus, galima sakyti, jau pamiršo, kad kadaise salietra buvo naudojama būtent parako gamybai. Buvo pagrindinis juodojo parako komponentas. Tuo labiau, kad nuo XIX amžiaus pabaigos juodasis parakas jau beveik praktiškai nebenaudojamas. Nors dar medžiotojai kartais ir naudoja. Taigi, kur gauti šių trąšų? Pirmiausia, savaime aišku, tai buvo Čilė. Čilės salietra, kurią atrodo lyg specialiai mums pagamina pati gamta. Guli savo, laukia kol iškas, bet jei iškasus, reikia kažkaip tai transportuoti, nugabenti ten, kurios reikia. Primenu, kad tais laikais Panamos kanalas dar neegzistavo. Jis buvo atidarytas tik 1920 metais. Taigi salietra išgauta labai sudėtingomis sąlygomis, be vandenyje atakamos dykumoje, kur 400 metų nebuvo jokio lietaus, reikia kažkaip tai pakrauti laivą, tada laivas turi apiplaukti ugnies žemės Horn kyšulį pietuose per Dreiko sąsiaurį, įplaukti Atlanto vandenyną ir tada įstrižai perplaukti tą Atlanto vandenyną iš pietų į šiaurę, kad pasiekti Europą. Milžiniški atstumai. Atitinkamai tokios salietros kaina didžiąją dalį sudarydavo transportavimo kaštai. Vis dar buvo nepigu. Todėl norint pilnai pamaitinti visą pasaulį ir visiems laikams iš istorijos pilnai pašalinti tokį reiškinį kaip badas, reikėjo neapsiriboti vien tik Čilės salietrą, bet išrasti pigias, pramoninės, didelio masto, didelio tonažo azoto trąšų gamybos technologijas. Nuo šio momento taip vadinsime salietrą – azoto trąšos. Ir užduotis buvo išspręsta. Ją sprendė štai šis žmogus – tai Fritzas Haberis, žydų kilmės vokiečių chemikas. 1918 metais gavęs Nobelio chemijos premiją už amoniako sintezę. Ir taip, tai buvo viena didžiausių žmonijos revoliucijų istorijoje. Nuo to momento badas vis dar gali kilti, bet jo priežastys bus kitokios. Šiais laikais badas gali būti tik socialinis badas. Badas 20 amžiuje gali būti tik kaip socialinė katastrofa, sukelta pačių žmonių, jų veiksmų, kaip dažniausia būna bandymų sukurti taip jau vadinamą pažangesnę visuomenę. O ekonominių bado priežasčių negali būti jau nuo to momento, kai azoto trąšos, salietra pradėta gaminti milijonais tonų. Fritzas Haberis nepaprastai sunkaus, tragiško likimo žmogus. Tragedijos šešėlis jį lydėjo nuo pat gimimo. Jo motina mirė jį gimdydama 1868 metais. Gimė jis tuometinėme Breslau, dabartinis Vroclavas, Lenkijoje. Gimė religinių žydų šeimoje. Jau visiškai suaugęs, būdamas 26 metų,
baigė universitetą ir atsivertė krikščionybę. Pasikrikštijo. O tais laikais tokiai šeimai tai reiškia visiškai pilną, galutinį ir neatšaukiamą išsiskyrimą su tėvu, šeima, su visais giminaičiais ir draugais. Visiškai išsiskyrimą su praeitimi. Save jis laikė vokiečiu, labai dideliu Vokietijos patriotu. Tapo puikiu chemiku. Būtent jam vadovaujant 19-20 amžių sandūroje, kartu su nemažiau žymių chemikų komanda, pavyko sukurti technologiją, kurios pagrindu 1913 metais mums gerai žinoma bendrovė BASF, kurie įrangą pagamino mums nemažiau žinomas Bosch, 1913 metais paleido pirmąją gamyklą, skirtą didelio masto amoniako gamybai. O jau toliau, kai jau turime amoniaką, kuris anksčiau salietros duobėse buvo išgaunamas iš pūvančių žarnų ir organikos, šiuolaikinių technologijų dėka galime jį paversti įvairių rūšių salietrą. Tai yra nitratais. Į Haberio įrenginio įėjimą pradžioje buvo paduodamos metano dujos, vandens garai ir oras, o iš jo jau išeidavo amoniakas. Tai padarė tokį didelį įspūdį, kad apie šį žmogų buvo rašoma, kad tai žmogus išmokęs gaminti duoną iš oro. Buvo rašoma, kad štai Evangelijoje pasakojama, kaip Kristus 3 duonos kepaliukais pamaitino 1000 žmonių. Na, o Haberis tai iš viso duoną iš oro pamaitino visą pasaulį. 1918 metais už šią amoniako sintezės technologiją jam buvo įteikta Nobelio chemijos premija. Dabar pasaulyje amoniako pagaminama milijonai tonų ir jis yra pagrindinis komponentas gaminant įvairiausias azoto trąšas. Bet grįžkime prie Fritzo Haberio likimo. Reiktų dar pasakyti apie jį keletą žodžių. Kaip jau sakiau anksčiau, jis save laikė dideliu Vokietijos patriotu, o prasidėjus Pirmajam pasauliniui karui, visą savo talentą, visas chemijos žinias paskyrė tam, ką jis vadino savo tėvynę. Jis tik kad pats kariauti nėjo, tačiau tapo cheminio ginklo kūrimo lyderiu ir netgi tiesiog organizavo ir prižiūrėjo praktinį cheminio ginklo panaudojimą mūšio lauke. 1915 metais jo žmona apie tai sužinojusi nusišovė. Tada jis vedė kitą moterį. Karas baigėsi. Karo nuniokotoje Vokietijoje į valdžią atėjo naciai. O naciams nerūpėjo, ar jis pakrikštytas krikščionis, ar nekrikštytas, jiems jis buvo žydas, todėl buvo priversas bėgti iš Vokietijos. Jis persikėlė į Didžiąją Britaniją ir ten susitinka su Chaimu Weizmanu, būsimuoju Izraelio prezidentu. Weizmanas jį pakviečia atvykti į tuometinę Palestiną, tai yra į Britų Palestinos mandatą, kurį kūrė Mokslinio tyrimo institutą. Nuo 1949 metų Weizmano institutas. Haberis priima Weizmano pasiūlymą, važiuoja į Palestiną ir pakeliui viešbutyje Bazelyje jį ištinka širdies smūgis. Jo gyvenimas nutrūksta. Nors tai tragedija, bet iš dalies gal ir gerai, kad jam neteko sužinoti apie tai, kad jo sūnus iš pirmos santuokos, kur žmona nusišovė, kad jo sūnus irgi nusižudė. Jau po Antrojo pasaulinio karo pabaigos, kai sužinojo, kad jo tėvas, įžymiausias chemikas Fritzas Haberis, dalyvavo kuriant Zyklon B. Tos pačius nuodus, kurios naciai naudojo masiniam žudymui Aušvico dujų kamerose. Labai liūdna istorija. Bet grįžtame prie salietros. Grįžtame prie to, kad dėl šios stebinančios medžiagos nuostabių savybių žmonija pamiršo žodžių junginį dirvos derlingumas. Žmonijai visiškai nebeliko jokio ekonominio pagrindo kariauti dėl žemės teritorijos. Nes bet koks reikiamas maisto kiekis gali būti pagamintas bet kuriame žemės plote. Klausimas tik, kiek ir kokių azoto trąšų mes pasiruošę panaudoti. Taigi, viso to rezultatas akivaizdus. Paprastas pavyzdys. Paimkime bet kurią, kad ir pačią vargingiausią Europos šalį. Ne Jungtinės Amerikos valstijas, ne Vokietija, ne Jungtinė karalystė ar Skandinavijos šalis. Vargingiausią Europos šalį. Paimkime joje mokamą mėnesinį minimalų atlyginimą, arba pašalpą ar pensiją. Nesvarbu. Padalinkime ją iš 30 dienų. Gausite skaičių. Tada paimkime duonos kepalo kainą toje šalyje. Ir žinodami minimalias dienos pajamas, paskaičiuokime, kiek už jas galėtumėte nusipirkti ir suvalgyti duonos kepalų per dieną, kurie garantuotai priklausytų bet kuriam toje šalyje gyvenančiam žmogui, kad ir su menkiausiomis, mažiausiomis pajamomis. Skurdžiausioje Europos šalyje. Ir palyginę, koks tai yra santykis dabar ir koks buvo tai senais laikais prieš masinę salietros gamybą ir azoto trąšas, gerų žodžių paminėkime tos žmonės, kurie įdėjo labai daug darbo ir talento, kad žmonija galėtų gauti bet kokius reikalingus salietros kiekius. Brangus draugai, jei patinka tai, ką darau, patinka mano laidos,
Norite gauti išankstinę prieigą prie kuriamų laidų, o taip pat ir tik prie rėmėjams skirto turinio? Norite sužinoti daugiau? Kviečiu tapti kanalo rėmėjų. Nuorodą į paramos platformą surasite aprašyme apačioje arba QR kodą su nuoroda čia. Jei patiko ši laida, sužinojote ką nors naujo ir įdomaus apie substanciją pakeitusią pasaulį net 2 kartus. Drąsiai spauskite nykštį viršų ir parašykite komentarą apie tai, ką manote jūs. Tarp kitko, galbūt nežinote, bet prenumeratorių kiekis man yra labai svarbus, todėl prenumeruokite mano kanalą. Ačiū, kad žiūrėjote, ypač kad žiūrėjote iki pabaigos. Atsisveikinu iki sekančios laidos.